Sveiki, mėlyje. Seniai bežiūrėjome tokį variantų prognozę, ar ne? 3 variantai, tarkim, ar ten 5, ar 6, ar 8, kiek jų bebūtų. Pasižiūrėkime 3 šį kartą, ar ne? Ir pažiūrėkime temą jūsų asmeninis gyvenimas. Tai meilės reikalai. Jūsų pora, jūsų antra pusė, jeigu jos neturite, tai būtent paieškos, žiūrėsime, ką parodys taro, ar ne? Taigi 3 galimybių variantai, 3 atsakymų variantai ir pasižiūrėsime būtent tokia jūsų asmeninis gyvenimas, kas nuo jūsų nepriklauso, ką jūs galite įtakoti, kur link rutuliosi santykiai nuo 2-3 mėnesių laikotarpių, tarkim, per 3 mėnesius, ar ne, iki vasaros pradžios, tarkim, ar ne, per 2 mėnesius, 2-3 mėnesius, neilgiau, kur link perspektyvos kokios yra. Ką jums su šitą informaciją daryti? Pabandykime taip, gerai? Taigi, mėlyje, pasižiūrime. Pirmas variantas, jūs pasirinksite tą, kurį jums reikia. Pirmas variantas, jūsų asmeninio gyvenimo situacija čia ir dabar. Kas nuo jūsų nepriklauso asmeniniam gyvenime, ką jūs galite įtakoti, kur link juda jūsų santykiai per artimiausius 2-3 mėnesius ir ką jums su šia informacija daryti. Gerai. Žiūrime. Antras variantas, kas pasirinksite, pažiūrėkime. Jūsų asmeninio gyvenimo situacija čia ir dabar, kas nuo jūsų nepriklauso, ką jūs galite įtakoti, pakeisti, kažkaip pagerinti, pabloginti. Kas vyks, kokios perspektyvos artimiausius 2 mėnesius, 2-3 mėnesius ir ką jums su šitą informaciją daryti. Arba nedaryti. Ir trečiasis variantas, pasižiūrėkime. Jūsų asmeninio gyvenimo situacija čia ir dabar, ką jūs galite įtakoti, ko jūs negalite pakeisti, kokios perspektyvos, kur link judės jūsų santykiai per artimiausius 2-3 mėnesius ir ką jums su šia informacija daryti. Pažiūrėkime, ar mes labai gerą temą paėmėme, sako, galbūt kažkam išspręsime reikalo, sako, man čia viskas gerai ir taip. Viskas gerai, kažkam viskas labai gerai. Gerai, mėlyje. Nagi ir pasižiūrime. Taigi pasirinkite, kol jūs renkatės 1, 2, 3, arba sugalvojate, jeigu turite daugiau negu vieną partnerį, arba kandidatą į tokį postą. Taigi pasižiūrėti galite ir visus 3 variantus, ar ne, 1, 2, 3, draugas, mylimasis, kaip sakoma, gerbėjas, ar gerbėja, ar pasija, ir galite pasižiūrėti va šitą situaciją. O aš labai dėkoju visiems, kad žiūrite mano video, ačiū, kad laikinate, ačiū, kad rašote komentarus, aš juos tikrai perskaitau, tik tai nepadedu tikriausiai tų širdelių, nepadėkoju jums, bet už tą dėkoju. Tokiame, kiekviename iš mano video aš jums dėkoju už tai, kad esate kartu su manimi. Ir be abejo anonsuoju, kad vis dar galioja pasiūlymas užsisakyti dienos kortą. Dienos korta 1 dienai 1 euras. Ir tiesiog susitarėme. Arba galite užsisakyti mėnesiui, savaitę, kiekvienos dienos kortą. Gerai, mėly, aš ją jums atsiųsiu į Messenger programėlę, paaiškinsiu, aprašysiu arba įgarsinsiu balsu. Gerai, mėlyje mano. Tai ką, renkamės 1, 2, 3, o aš pereinu prie 1 variantų. Taigi, kas pasirinko 1 variantą? Jūsų asmeninio gyvenimo situacija čia ir dabar. Yra šansas labai puikiams santykiams. Yra šansas, tikriausiai jūs turite numatę žmogų. Kažkur horizonte boluoja žmogus, tikriausiai susitikinėjate, arba jau numatę, arba stebite kažkokią kandidatūrą, kuri būtų jums labai geras šansas. Arba jūs esate laisvas nuo ankstesniųjų santykių ir tiesiog dabar paieškose. Tiesiog dabar jūs esate svajonių jaunikis arba svajonių nuotaka. Jūs dairotės naujų santykių, naujų, stabilių, puikių, laimingų santykių. Ko jūs negalite įtakoti? Nusivylimų, praradimų. Galbūt negalėjote įtakoti kažkas natūralios eigos gyvenimo likimo, kada praradote mylimą žmogų negrįžtamai. Ta prasme, kai žmogus išeina iš gyvenimo, arba mes jo netenkame, ko jūs negalite įtakoti praradimo, arba jūs negalite įtakoti to praradimo skausmo, kada žmogus pasirinko ne jūs, arba jūs nusivylėte santykiais, ar ne? Tai jūs negalite įtakoti kitų žmonių pasirinkimo arba natūralios, tarkim, likimo eigos, kai mes negalime pakeisti tam tikrų įvykių.
Na va, tai šito jūs kažkaip praradimo skausmo, jūs jį galite išgyventi, bet jo pakeisti negalite. Jūs to žmogaus susigrąžinti jau negalite. O ką jūs galite pakeisti santykiuose? Ką jūs galite pakeisti? Neužsiiminėkite save apgaulę. Kažkuo jūs save raminate, guodžiate, apsigaunate, kažkaip jūs kuriate planą, kad jūs bet kada galite susigrąžinti, ar ne? Jūs čia esate labai tokiuose pozityviuose energijose, kad šansas visada yra ir jis visada man bus. Jūs negalite pakeisti praradimo žmogaus, jūs negalite pakeisti, ar ne? O ką jūs galite pakeisti? Išeiti iš iliuzijų, išeiti iš save apgaulės. Tikriausiai jūs dar tikitės, kad jūs bet kada galite susigrąžinti tą žmogų, arba jūs galite laisvai pragyventi be jo, arba jūs galite bet kada susirasti naujus santykius, ar ne? Bet kada, bet kuo galite pakeisti tą žmogų, kurį praradote. Vat jau kažkoks praradimas. Čia gali būti ir natūralus praradimas, ir būtent jūsų pasirinkimas prarasti tą žmogų. Vat taip, tai irgi yra. Bet jūs vis dar tikitės, kad jūs bet kada galite susigrąžinti jį. Na, kur tai sako, ką jūs galite pakeisti. Nemanipuliuokite žmonėmis ir neapsigaudinėkite. Išeikite iš iliuzijų. Neapsigaukite. Jūs ne viską galite valdyti. Tikriausiai jūs praradote žmogų per savo manipulacijas. Tai va, ką jūs galite pakeisti, nuimti šiek tiek savo tokį intrigas, savo intrigumą ir savo tokį saviapgaulę, kad jūs viską galite valdyti. Vas šansas yra, arba buvo, arba yra. Santykiams puikus, bet tikriausiai jūs per savo manipulacijas praradote žmogų. Arba jeigu ir natūraliai praradote žmogų, tai jūs vis dar tokioje saviapgaulėje, kad jums gerai ir be jo. Va, tai yra saviapgaulė. Jūs tą galite pakeisti. Pažiūrėti atvirom akim į savo gyvenimą ir pamatyti tiesą tokia, kokia yra. Kad jums gerai ir be jo, arba kad jūs bet kada galite susigrąžinti, jeigu žmogus dar gyvas. Arba jūs galite atrasti tą džiaugsmą, tą pilnatvę būtent su kažkuo kitu, arba visai be jo. Kur link rutuliuosis jūsų asmeninis gyvenimas per 2-3 mėnesius? Labai puiku, manyčiau, jeigu jūs turite porą arba turite šansą santykiams, tai manyčiau, jūs susitarsite, jūs iš tikrųjų myli žmogus. Jeigu jūs praradote žmogų ir jūs dabar kažkaip tai manipuliuojate ir tikitės, kad bet kada galite susigrąžinti, tai, kas kur rutuliuosis jūsų santykiai? Susitarimo link, poros link, tikriausiai taip. Galbūt ką jūs galite pakeisti, galbūt dar čia gali būti, kad gudrumu, kažkokiu savo planu, jūs galite susigrąžinti tą žmogų ir per artimiausius 2-3 mėnesius sueiti į darną, į gerovę, į santykius, pratęsti jūsų meilę, atgaivinti jūsų meilę arba pradėti santykius iš naujo, nes čia antras šansas. Čia yra antras šansas santykiams. Ir vadinasi, jūs tokią porą jau turite. Ką jums su šitą informaciją daryti? Tikriausiai nuvykti pas tą žmogų. Taip, permainos. Kažkam galite, ką jums su tą informacija daryti? Kažkam kelionė, kažkam persikraustimas, kažkam išvykimas iš esamos vietos į kitą, kažkam keitimas gyvenimo būdo arba gyvenamosios vietos, tiesiog pereimas į naują, į visiškai naują krantą, išplaukimas į visiškai naują krantą. Va taip, permainos. Jums su tą informaciją daryti, reikia daryti permainas savo gyvenime. Va taip, kam kelionė, kam persikraustimas, kam nauja gyvenamoji vieta, nauji santykiai, su tuo žmogum jūs turite išplaukti į naują gyvenimą. Va taip. Gerai, mėlėjai, antras variantas. Jūsų asmeninio gyvenimo situacija čia ir dabar. Santykiai yra pasibaigę. Su kažkuo jūs esate per atstumą, su kažkuo nebendraujate, su savo mylimu žmogum jūs šiuo metu nebendraujate. Santykių etapas yra pasibaigęs ir kol kas naujas nepradėtas. Ko jūs negalite pakeisti? Savo egoizmo, savo charakterio, savo esaties, arba žmogaus egoizmo, arba žmogaus poreikio, žmogaus lūkesčių. Jūs negalite pakeisti savo charakterio arba to žmogaus charakterio. Va čia yra taip. Ką jūs galite įtakoti?
išeiti iš nepatogios padėties, nevaidinti aukos ir pirmas pradėti bendrauti. Jeigu jums rūpi toks žmogus, su kuriuo esate per atstumą ir kuris jums šviečia kaip saulė, nors jis yra ir labai toks egoistiškas, bet tuo pačiu jis yra labai puikus žmogus. Jis yra vertas jūsų pagarbos, tai ką jūs galite pakeisti, išeiti iš aukos pozicijos ir pirmas pradėti bendrauti, pirmas parašyti, pirmas paskambinti, tiesiog pakeisti esamą situaciją, kuri jūsų netenkina. Kaip rutuliosis jūsų santykiai artimiausius 2-3 mėnesius? Na, manyčiau, kad nieko konkretaus neįvyks. Jeigu jūs neparašysite, o tik lauksite žinutės iš to žmogaus, tai manyčiau, kad niekas ir nesikeis. Jeigu jūs pirmas pradėsite bendrauti, parašysite, paskambinsite, tai tada kažkas nuo nulio, kažkas prasidės. Jeigu ne, tai niekas ir nepasikeis. Jūs vis dar liksite laukimo stadijoje. Ką jums su šitą informaciją daryti? Apmąstyti. Permąstyti situaciją, permąstyti savo pasirinkimą, ar jums tikrai reikia to žmogaus, ar jūs pasirengęs investuoti į šitos santykius, ar pasirengęs skirti laiko ir jėgų, resursų, viso to, ko reikia sukurti normaliems santykiams, nes kažkoks buvo bendravimas, jūs tą žmogų pažįstate, bet šiuo metu jūs nebebendraujate. Va taip va. Ir tuo pačiu, ką jums daryti su šitą informaciją? Kažką jau tikriausiai darote dėl to, bet darote nepakankamai arba dar reikia laiko, kad jūsų veiksmai įgautų kažkokį tai pagreitį arba konkrečią formą. Kol kas jūs lūkuriuojate ir laukiate, kažko laukiate. Ir čia laukimo korta, ir čia laukimo korta, ir čia laukimo korta. Jūs kažko vis dar laukiate. Tai va, esate nepatogioje situacijoje, jums tas žmogus labai svarbus, bet jūs nepradedate bendrauti pirmas, vis dar laukite. Na, gali būti, jeigu jūs neparašysite, ko gero, jūs ir nesulauksite. Čia reikia imtis veiksmų. Nereikia laukti, bet reikia imtis veiksmų. Ačiū, mėlyjeji, už antrą variantą. Pradedame, einame į trečią variantą. Jūsų situacija asmeniam gyvenime čia ir dabar. Va, taip, permainos visiškas. Gali būti, kad jūs išsiskyrėte su žmogum ir taip jau negrįžtamai. Jau negrįžtamai. Čia jau žmonės pamiršta ir adresus, kuriuo gyvena, ir vardus pavardės, ir pamiršta, ką turėjo bendro ir gražaus. Tai perkainavimas vertybių. Tai viskas nukrenta, mūsų visos pozos, visos kaukės yra nuimtos ir viskas pasibaigia. Meilė numirė, santykiai numirė, viskas pasikeitė. Tikriausiai žmonės išsiskyrė arba nebemyli vienas kito ir žmogaus asmeninis gyvenimas šiuo metu patiria transformacijas. Tiesiog taip, kaip buvo, jau nebebus. Ko jūs negalite įtakoti? Ko jūs negalite įtakoti? Savo charakterio? Savo pasirinkimo, ko jūs negalite įtakoti, ar ne? Kad kažkas labai lėtai vyksta. Vat vyksta procesai, bet jie labai lėti ir jūs negalite įtakoti. Permainos vyksta, bet labai lėtai. Čia arba jūs nedarote žygių, arba žmogus nedaro žygių. Arba reikia laukti kažko, kol bus, ko jūs negalite įtakoti. Kažko materialaus. Galbūt eina skyrybų procesas ir dalinamas turtas, arba yra transportas, tai yra tokie materialūs dalykai, sakykime taip. Kažkur jūs, ko jūs negalite įtakoti, kažką pradėjote ir dabar reikia laukti. Vat procesai ilgai užsitęsė. Procesai ilgi. Į stabilumą procesas, galėčiau tai pasakyti, kol atsistatysite finansinius, materialinius ir bet kokius sveikatos resursus, yra ilgas procesas. Va taip. Atsistatymo, atgavimo savo resurso, savo padėties, savo stabilumo ilgas procesas ir jo negalite įtakoti, nes niekas nevyksta taip greitai. Ką jūs galite įtakoti? Jūs galite kreiptis į valdiškas įstaigas, išspręsti, sakykime, ginčą, jeigu čia yra kažkas užsitęsę procesai dėl turto, dėl dalybų, dėl kažko, tai dėl kažkokių materialių ryšių, tai jūs galite viską išspręsti per valdiškas įstaigas, per teismą, per advokatus, per juristus, per, sakykime, kažkokius, tai kažką sumokėdami, kažko atsisakydami, kažkam perrašydami,
sudarydami kažkokius dokumentus, va, tokius juridinis dokumentas. Jūs tai galite pakeisti, sudarydami juridinį dokumentą. Va taip. Kur link rutuliosis jūsų asmeninis gyvenimas per artimiausius 2-3 mėnesius? Stabilumo link. Puiku. Tai bus susitikimas su žmogum. Tai bus nauji santykiai. Tai bus atgaminimas ir atgaivinimas santykių, kurie patyrė krizę. Tikriausiai buvo ilga pauzė, nebendravimas ir gali būti, kad jūs susigrąžinsite arba turtą, arba bus padalintas teisingai, pusė ir pusė, kažkam bus padalintas per artimiausius 2-3 mėnesius, bus reikalai susijęmi su turtu, su nekilnojimu turtu, šiaip su turtu ir jūs atgausite tą dalį, kurios esate vertas pagal teisingumą, jūs galite pasitikėti teisingumu ir atsistosite ant kojų. Vat. Jūs atsistosite, jūs atgausite tokį stabilumą. Jeigu kažkam yra reikalai čia, bet čia asmeninis gyvenimas, čia ne darbas, ne pajamos. Asmeninėme gyvenime jūs per artimiausius 2-3 mėnesius tikrai vėl tapsite džiugus, laimingi. Ir jeigu turite žmogų, tai su juo susieisite, draugausite, santykiai bus labai puikus. O jeigu ne, tai jūs tiesiog atgausite savo stabilumą ir savo namus, galbūt nekilnojimą turtą, dar kažką. Pasijusite stabiliai ir galėsite kurti naujus santykius, ar ne? Na ir ką su jums su šitą informaciją daryti? Reikia pasirašyti juridinį dokumentą. Bendradarbiaukite su komanda, tarkitės su specialistais, jeigu reikia advokatų ir panašiai, samdykite, tarkitės, mokėkite pinigus, tarkitės dėl tos dalies. Jeigu reikia dalinti turtą, tai dalinkitės, skirkitės ir skirkitės, dalinkitės, atgaukite pusiausvyrą, atgaukite savo dalį, pasitikėkite specialistais ir veikite ne vienas, veikite su žmonėmis, kurie jums palankus, kurie jums pritarė. Darbokitės komandoje, pasitarkite su specialistais, su išmanančiais savo reikalą. O jeigu reikia susidėrėti su žmogum arba susitarti dėl santykių atnaujinimo arba sukūrimo arba kažkokiu tai, čia yra ir jungtuvių korta, pasipiršimo korta, bendrų namų korta, tai ateikite pas žmogų, tarkitės, ieškokite bendro sutarimo ir bendro gyvenimo. Va taip. Ačiū visiems labai. Tikriausiai kažkam bus naudinga. Ačiū labai. Iki naujų.